yra klausimas, kokia skausmo prasmė. Bet jeigu mes matom skausmą kaip sąrėmio skausmą, kad jame gimsta kažkas nauja, staiga sąrėmio skausmas yra prasmingas, jis nėra tuščias. Toje dykvietėje įvyks išgydymo procesas, jame žmogus turi išmokti kai kurias pamokas, kurių panašu, kad nelabai kitur išmoksi. Pavyzdžiui, kaip išmokti pamoką, kad žmogus gyvas ne vieną duoną? Ar ją galima išmokti sode, kur visko yra apšiai? Dievo žodis, kuris juos išlaikė, buvo tas klusnumas ir atsidavimas Dievo vedimui. Ir iš esmės jis yra atrandamas tik tada, kai tos duonos nėra. Sveiki, mėlyjei, prisijungę prie kanalo apologetika.lt, klausotės Biblijos slėpinių. Aš Laurynas Jacevičius, šito kanalo kūrėjas, o slėpinius vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveikas, Laurynai. Keliaujam per pradžios knygą, prižygiavom 42 skyrių ir ačiū Dievui, kad mikrofonai yra pakankamai geri, nes Pauliaus balsas yra šiek tiek pasėdas, bet manau, kad viską pavyks mums išgirsti tai, ką jisai nori pasakyti. Jeigu ką nors esat praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, pasvirasis brūkšnys, be pasvirojo brūkšnio, tiesiog apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, o pasvirasis brūkšnys yra susijęs su tuo, kad apologetika.lt pasvirasis brūkšnys parama galite palaikyti apologetika.lt veiklai, skaitant ir šitą laidą bei visą kitą, ką mes darom. O dabar skaitysim pradžios knygos 42 skyrių. Nuo pradžios iki pabaigos, skyrius pakankamai ilgas, tai nusiteikit pasiklausyti, bet pasakojimas yra tikrai intriguojantis, būtų galima sakyti vertas filmo, bet čia labiau yra vertas Biblijos, kurioje jis ir yra atsidūręs. Tai perskaitysim visą šitą skyrių ir tada bandysim gvildenti po gabaliuką. Pradžios knyga 42 skyrius nuo pirmos eilutės. Sužinojęs, kad Egipte esama grūdų atsargų, Jokūbas tarė savo sūnums: ko dairotės vieni į kitus? Girdėjau, tęsė jis, kad Egipte esama grūdų atsargų. Nueikite tenai ir nupirkite mums grūdų, kad išliktume gyvi ir nemirtume. Tada 10 Juozapo brolių nuėjo į Egiptą grūdų pirkti. Bet Juozapo brolio Benjamino jis neišsiuntė su broliais, nes bijojo, kad jį gali ištikti nelaimė. Taigi Izraelio sūnus buvo tarp atėjusiųjų į Egiptą pirkti grūdų, nes badas buvo pasiekęs Kanano kraštą. Juozapas buvo krašto valdytojas. Jis pardavinėjo grūdus visiems krašto žmonėms. Ir Juozapo broliai atėjo, lenkdamės jam lygi pat žemės. Pamatę savo brolius, Juozapas juos atpažino, bet elgėsi kaip svetimas ir kalbėjo šiurkščiai. Iš kur atėjote? Klausė. Jie atsakė, iš Kanano krašto maisto pirkti. Nors Juozapas savo brolius ir buvo atpažinęs, jie jo neatpažino. Prisiminęs sapnus, kuriuos buvo apie juos sapnavęs, Juozapas tarė jiems: jūs šnipai, atėjote apžiūrėti silpnųjų krašto vietų. O ne, mūsų viešpatė, sakė jie. Tavo tarnai iš tikrųjų atėjo maisto nusipirkti. Mes visi to paties vyro sūnus, mes dori žmonės. Tavo tarnai niekada nebuvo šnipai. Bet jis atsakė jiems: netiesa. Jūs atėjote apžiūrėti silpnųjų krašto vietų. Jie tvirtino: mes tavo tarnai esame 12 brolių, sūnus vieno vyro Kanano krašte. Tikėk mumis jauniausias dabar su mūsų tėvu, o vieno nebėra. Bet Juozapas sakė jiems: kaip sakiau, taip ir yra, jūs šnipai. Štai kaip būsite ištirti. Kol neateis čia jūsų jauniausias brolis, prisiekiu faraono gyvybę, neišeisite iš šios vietos. Pasiųskite vieną iš jūsų atvesti jūsų brolio, tuo tarpu kiti bus uždaryti į kalėjimą, kol nebus ištirti jūsų žodžiai. Ar tai, ką sakėte, yra tiesa ar ne? Antraip, prisiekiu faraono gyvybę, jūs iš tikrųjų šnipai. Paskui įsikalino juos sargybos namuose 3 dienom. 3 dieną Juozapas tarė jiems: darykite, ką sakau, ir išliksite gyvi, nes aš bijau Dievo. Jei esate dori žmonės sargybos namuose, kur esate įkalinti, te pasilieka vienas jūsų brolių. O kiti eikite, neškitės namo grūdus savo badaujančioms šeimynoms ir atveskite pas mane savo jauniausią brolį. Įdant būtų patvirtinti jūsų žodžiai ir jūs nemirtumėte. Jie sutiko tai padaryti, sakydami vieni kitiems: vargas mums, esame baudžiami už savo brolį. Matėme jo širdies skausmą, kai jis maldavo mus, tačiau nenorėjome klausytis. Todėl šis skausmas mus ir užgriuvo. Tuomet Rubenas prabilo ir pasakė jiems: argi neįspėjau jūsų nedaryti nieko blogo berniukui, bet jūs nenorėjote klausyti. Dabar reikia atsiskaityti už jo kraują. Jie nežinojo, kad Juozapas juos suprato, nes kalbėjosi su jais per vertėją. Nusigręžęs nuo jų jis verkė:
Kai paėgė vėl su jais kalbėtis, paėmė iš jų Simeoną ir liepė surišti jų akise. Tada Juozapas įsakė pripildyti jų maišus grūdų, sugrąžinti kiekvieno vyro pinigus į jo maišą ir aprūpinti maistu kelioniai. Taip ir buvo padaryta. Užkėlė ant asilų savo grūdus, jie iš ten iškeliavo. Nakties užeigoje, atrišę savo krepšį duoti pašaro asilui, vienas jų pamatė pačiame viršuje savo pinigus. Mano pinigai sugrąžinti, šaukė į savo broliams. Žiūrėkite, jie mano krepšyje. Jiems nusmelkė širdis. Drebėdami vienas kitą jie klausė, kas tai, ką Dievas mums padarė. Parėję į Kanano kraštą pas savo tėvą Jokūbą, jie papasakojo jam visą, kas buvo atsitikę, sakydami, ano krašto valdytojas kalbėjo su mumis šiurkščiai ir apkaltino mus krašto šnipinėjimu. Bet mes jiems sakėme, esame dori žmonės, niekada nešnipinėjome. Mes esame 12 brolių, sūnų savo tėvo. Vieno nebėra, o jauniausiasis dabar su mūsų tėvu Kanano krašte. Tada ano krašto valdytojas pasakė mums, štai kaip aš sužinosiu, ar jūs dori žmonės. Palikite vieną brolį su manimi, imkite grūdų savo badaujančiams šeimynams ir eikite namo. Atveskite pas mane savo jauniausią brolį, kad žinočiau, jog esate dori žmonės, o ne šnipai. Tuomet grąžinsiu jums jūsų brolį ir galėsite laisvai keliauti po kraštą. Išpildami maišus, jie kiekvienas rado maiše savo pinigus. Pamatę savo pinigų maišelius, jie ir jų tėvas nusigando. Jų tėvas Jokūbas tarė jiems, jūs man vis atimate vaikus, nebėra Juozapo, nebėra Simeono, norite atimti ir Benjaminą. Visa tai turi mane ištikti. Tuomet Rubenas tarė savo tėvui, galėsiu užmušti abu mano sūnus, jei aš neparvesiu jo atgal pas tave. Duok jį į mano rankas ir aš parvesiu jį atgal pas tave. Bet jis atsakė, mano sūnus negali eiti su jumis, nes jo brolis miręs ir jis vienas yra likęs. Jeigu jūsų kelionė ištiktų jį nelaimė, jūs nustumtumėte mano žilą galvą iš Širgelos į Šeolą. Tikrai intriguojantis ir įdomus pasakojimas, pakankamai ilgas, daug čia būtų galima ką kalbėti, bet pradėkime nuo to, ką jau aptarėm prieš pačią laidą apie tą badą. Kodėl reikia to bado metų Dievui, o neužtenka vien tik tais gerovės metų? Iš tikrųjų, mes praeitą laidą kalbėjom, kad tos 7 bado metai, 7 gerovės metai yra aliuzija, nuoroda į Dievą, kuris sukūrė pasaulį, pilna gerovės. Tai yra per 7 dienas pastato jį iš nebūties, kaip ir tos karvės, kurios išlipa iš vandens, taip ir iš chaoso vandenų Dievas pastato pasaulį. Tačiau, kai žmonės sumaištauja, jie yra gražinami atgal į dykvietę. Jie buvo pakviesti malonę į sodą, tą malonę praranda ir yra gražinami į tą vietą, kur yra natūraliai sukurti. Kai labai kartais sunku yra apibriežti, ką mes krikščionys vadinam prigimtinę nuodėmę, bet labai paprastai tariant, prigimtinė nuodėmė, tai yra mes liekame be tos malonės, kuria buvom pašaukti būti sode, ir mus palieka su savimi pačiais, su mūsų pačiu natūralia prigimtimi, mus grąžina į tą dykvietę, kur Adomo kūnas buvo sukurtas, ar ne? Ir štai čia yra klausimas. Ar tai tik vien bausmė, kuri yra betikslė ir toks, sakykime, kalėjimas, kurio tikslas yra tik tai kažkaip nubaust? Ar tai yra ir gydymo kelias, kuriuo metu maištinga žmogaus prigimtis yra paruošiama, išgydoma? Ar Dievas tik tai išvydamas Adomą ir Ievą ir skirdamas jiems bado metus, tuo norėjo pasakyti, filmas baigsis šitaip, ar ne? Ar tai yra kažkoks reabilitacijos periodas, ar ne? Tai yra kartus vaistas, kuris reikalingas, kad žmonės pagytų iš savo maištingumo. Tas klausimas yra sudėtingas ir šiuo atveju mes galime užduoti vėl atsikartojimas 7 metai gerovės ir 7 metai bado. Pažiūrėkim, kiek teksto autorius skiria dėmesio gerovės metams ir kiek bado metams. Gerovė prašoka labai trumpai. Buvo gerovės metai. Viskas. Nėra ką daug kalbėti. Atrodo, bet nėra problemų. O kai prasideda bado metai, istorijos pirmi bado metai, paskui bus antri bado metai ir ten mes sutinkame šitą intrigą, kad broliai yra sugrąžinami įvairiom metaforom, įvairiom nuorodom, kurias Juozapas sąmoningai išdėlioja, apsimetęs net pažįstamuoju, ar ne, čia irgi įdomus jo sprendimas, bet jis duoda jiems nuorodas
Ir jam pavyksta tų nuorodų pagalba juos sugrąžinti į jų išdavystės dieną. Tos nuorodos jų yra pilna. Jis juos įmeta į kalėjimą, kad jie galėtų prisiminti, kad ir jie neteisingai, juos neteisingai apkaltina, kaip jie neteisingai apkaltino. Juos įmeta į kalėjimą, kaip ir jie buvo įmetę į duobę savo brolį. Paskui kalba yra, daug kartų bus kalba apie jų santykį į kitą brolį. Šiuo atveju jisai iš pradžių pasiūlo vienam išsigelbėti ir įduoti likusius, paskui jisai pasiūlo vienam pasiaukoti. Sekančiam skyriuje mes matysim to kulminaciją, kada Judas sutiks pasiaukoti už Benjaminą. Benjaminas, žinom, yra vienintelis tikras Juozapo brolis, jaunėlis. Ir išlaikys išbandymą. Taip pat jis jam įdeda pinigus ir juos gražina. Čia yra niuansas, kad yra broliai už pinigus pardavė Juozapą. Dabar jie atgauna pinigus ir jeigu jie turėtų grįžti gelbėti paliktą brolį, jie turės sugrąžinti pinigus. Tai yra pradžiai nedidelis testas. Ar sugrąžinsi pasineštus pinigus, kad atgautum brolį. Ar sakysi, neinam į Egiptą. Kam į tą Egiptą eiti, nes jeigu grįši, logiškai reikia sugrąžinti pinigus. Kitaip tariant, jis juos pastato prieš iš pradžių lengvą klausimą, nes jiem reikia nuspręsti dėl Simeono, ar ne, jų vyriausiojo. O paskui bus sunkesnis klausimas, ar jie sutiks pasiaukoti už Benjaminą. Ar jie parodys jam meilę jau ne tik pinigus sugrąžinti, bet savo gyvybę užstatyti. Bet ką daro Juozapas? Jis toje krizėje išdėlioja nuorodas, kurios padeda broliam prisiminti tai, ką jie padarė, ir susigraudinti. Pastebėk, kad jie kalba, jie suprato, kad Dievas mus baudžia už tai, ką mes neteisingai padarėm, ir visi, įdomu, kokį dalyką prisiminė, Juozapo ašaras ir maldavimus. Argi nekeista, Laurinai, kad tokiu momentu prisiminti tokią detalę, kaip Juozapas maldavo to nedaryti. Ir visi tarytum prisiminė Juozapo verkimą. Tai rodo, kad Juozapo metodas veikia. Jis tikrai sugrąžino juos į praeitį, jiems nesuprantant, bet per įvairias tas nuorodas, ir padėjo jiems pripažinti savo, ne tai kad klaidą ar ne, rimtą nusikaltimą. Bet ir taip išeina dabar, kad Juozapas šitai gali daryti tik dėl to, kad jame veikia Dievo išmintis, nes kitu atveju atrodytų pakankamai drąsu yra tokiom žmogiškom priemonėm imti ir tvarkyti dabar taip situaciją. Viską sudėlioti iki galo taip. Čia vienas klausimo pusė, kita yra iš Naujojo Testamento, tada žvelgiant jau per tą prizmę, per Jėzaus mokymų, kad atsukti kitą žandą. Tai atrodytų dabar, tarsi galėtų atrodyti tūlam krikščioniui, kad jeigu jis yra patyręs skriaudą kažkokią, jis dabar gali kažkaip panašiai tada žaisti su kitais aplinkiniais, kurie tą skriaudą padarė, kad juos pamokytų galiausiai ir atstatyti taip santykiai. Jo, bet tuo atveju pastebėkim, kad Juozapas nekerštauja. Jis moko labai subtiliai ir jis išnaudoja, galima pasakyti, jis išnaudoja susidariusią situaciją ir jis jaučia, kad Dievas laimina taip. Žiūrėk, kai jie atkeliauja ir nusilenkia prieš Juozapą, Juozapas iš karto prisimena sapną apie tai, kaip jis sapnavo, kad žvaigždės jam lenkėsi ir tie pėdai, ar ne, kviečių lenkėsi jam. Bet čia buvo 10 brolių, o sapne lenkėsi 11. Juozapas supranta, kad trūksta vieno. Reiškia, jisai supranta, ką jis turi daryti. Jis sapno dėka ir išminties, kuriame gyvena dėka, supranta, kad reikia išprovokuoti, atvesti 11 ir įsiaiškinti, kaip jie jį dabar vertina, nes tas 11 yra Juozapo atitikmuo. Jie nekentė Juozapo, dabar reikia pažiūrėti, ar jie myli savo jaunėlį ir dar ką jis turi padaryti, jis turi padėti jiem persikeisti. Ir va čia yra, grįžtam prie bado temos. Ar Juozapas būtų galėjęs tų tikslų pasiekti gerovės metais? Akivaizdu, kad ne, jie nebūtų nei ėję,
nei tos krizės išgyvenę, nei pasiekę tokį tašką, kai jie prisimena savo išdavystę, susijaudina ir viskas yra mirties ir gyvybės jau klausimas. Ne? Nes jeigu jie neis į Egiptą, jie numirs iš bado, jeigu eis, ten jų laukia vizyris, ar ne taip įvardintas šitam tekste Juozapas, kuris kalba su jais šiurkščiai. Tai čia yra toj kritiniai situacijai įvyksta arba kažkas blogo, arba gero, bet tuo atveju su Juozapo pagalba, su broliais vyksta geri dalykai. Jie Juozapo dėka yra privedami prie atgailos. Čia nuorodos yra pora niuansų, pasakykim, kad pavyzdžiui, pilna jų yra, visas, mes jau žinom, tas Biblijos tekstas nuolat į buvusius tekstus nurodo, bet kai Juozapas juos apkaltino 12 eilutė lietuviškam vertime, sakom, jūs atėjote apžiūrėti silpnųjų krašto vietų, pažodžiui yra nuo krašto nuogumo. Tai yra vėl nuorodai nuogumą. Žinom, kad Chamas, ar ne, atidengė Nojaus nuogumą, Adomas sumaištavęs pamatė savo nuogumą ir dabar jis brolius apkaltina, kad jie yra lyg Adomas, ieškantis nuogumo, lyg Chamas, kuris yra bibliniam pasakojime egiptiečių protėvis ir ieško nuogumo. Ar ne? Čia vėl nuoroda į tai. Toliau tekste, kur mes skaitome, kad jis kalbėjo su jais kaip svetimas, 7 eilutė, bet elgėsi kaip svetimas. Pažodžiui, čia yra žodis, kuris reiškia net pažįstamas. Jis padarė save net pažįstamu. Toks įsireiškimas pažodžiui būtų. Ir jis skamba praktiškai identiškai, skyrus paskutinę balsę, priebalsę. Kai Juozapas ateina pas brolius, tėvas siųstas, jie jį pamato ir pasakyta surengė sąmokslą. Tai va ta žodis surengė sąmokslą, klastingai tarėsi. Jis skamba vienodai, kaip ir Juozapas pamatęs juos, apsimeta, kad jų net pažįsta. Reiškia, mums autoris nori parodyti, kad broliai gudrumu apsimetė ir padarė sąmokslą prieš Juozapą, dabar Juozapas daro irgi gudrumu, apsimeta kitų asmenių, tačiau jis tai daro su tikslu juos išgelbėti, o broliai tai darė su tikslu jį pražudyti. Pats biblinis pasakojimas pradžioje knygoje mes turim to apsimetinimo juk labai daug. Ar ne? Abraomas apsimeta Saros brolių. Paskui mes Jokūbas apsimeta Ezavo. Tamara apsimeta prostitutę. Reiškia, apsimetinimas kiekvienam skyriui, kuris yra labai gili biblinė prasmė, bet šį kartą mes taip pat sutinkame, kad kaip Tamaros apsimetinimas buvo siekiant teisingų tikslų, taip ir Juozapas apsimeta kitų asmenių tam, kad padėtų jiems išgyti nuo jų maišto. 11 tai yra parašyta taip. Mes visi to paties vyro sūnus, mes dori žmonės. Tavo tarnai niekad nebuvo šnipai. Apie šnipus dar galėsime irgi pakalbėti, bet mes dori žmonės. Drąsokai šiaip apie save taip teikti, kai esi metęs savo broliai duobę ir pardavęs. Duot atveju čia tokia ironija yra, kad broliai vadina save dorai žmonėm, bet kai jie pakliūna, jie apkaltinami šnipinėjimą, labai rimtų nusikaltimų, kai pasėdė tik 3 dienas, o ne 13 metų, kaip Juozapas kalėjime, staiga jie pradeda galvoti, gal ne visai mes tokie dori žmonės. Ir kai mes užduodam klausimą, kodėl įvyko tas badas, mes galim sakyti, broliai gyveno nedorai, egiptiečiai gyveno, Patifaro žmona nedorai, dėl to jis ištiko badas, bet Juozapas gyveno dorai. Badas ištinka ir Juozapą, ir Jokūbą. Ir čia mums sunkesnis klausimas, kad per badą turi pereiti ne tik tie broliai, bet ir Juozapas kenčia badą kartu su jais. Badas įdomu yra, kad jis sujungia Juozapą su broliais. Jis tampa prasmingas vėlgi toje išganimo, išgydymo, susitaikymo kelionėje. Na, gal taip pat pacituočiau apaštalą Paulių, kuris Romiečiam 8 skyriuje, jis paliečia, galima sakyti, panašią temą, kai jisai kalba, kad Romiečiam 8 skyriuje nuo 18 eilutės apie kentėjimus ir apie tą badmetį kūrinijos. Jis sako, aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta, kūrinija su ilgesiu laukia,
kada bus apreikšti Dievo vaikai, mat kūrinė buvo pajungta tuštybei, ne savo norų, bet pavergėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinė bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir gis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinė iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik jį, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami sūnimo ir mūsų kūno atpirkimo. Čia yra klausimas, kokia skausmo prasmė. Bet jeigu mes matom skausmą kaip sąrėmio skausmą, kad jame gimsta kažkas nauja, staiga sąrėmio skausmas yra prasmingas, jis nėra tuščias. Ir tos 7 bado metai, viena vertus jie ištiko žmonės, nes jie sumaištavo, jie gyvena nedorai. Bet tai ne visa tiesa. Kaip ir čia, kūrinė yra pajungta tuštybei su viltimi. Ir tas Dievas išvaro Adomą ir Ievą į dykvietę su viltimi. Toje dykvietėje įvyks išgydymo procesas. Jame žmogus turi išmokti kai kurias pamokas, kurių panašu, kad nelabai kitur išmoksi. Pavyzdžiui, kaip išmokti pamoką, kad žmogus gyvas ne vieną duoną? Ar ją galima išmokti sode, kur visko yra apšiai? Ar tu gali išmokti pamoką, kad tu gyvas ne vieną duoną, jeigu tu duonos turi apšiai? Ne, tai čia šitas konkretus pavyzdys tai yra ne kaip tik apie tai, kad jeigu tu duonos ir turi apšiai, tau jos nepakanka, tau reikia kažko daugiau. Bet kaip tu išmoksi šito, jeigu tu jos turi apšiai, kaip tu išmoksi, kad tu neėsi gyvas, ar ne? Tik tai, kai tu jau trūksta, gali išmokti pamoką, kad ne ji tave išlaiko, o dar yra kažkas, kas pačią duoną išlaiko. Čia dažnai mes galvojam, kad kiekvieno žodžiu, kuris išeina Dievo lūpų, dažnai mes turim supratimą, kad eina kalba apie šventą rašto skaitymą. Bet šitas tekstas buvo pasakytas dykumoje einant izraelitams. Vėlgi, kodėl jie turėjo 40 metų per dykumą, juk buvo trumpesnis kelias į pažado žemę. Ir jie neskaitė. Jo, gal, bet pasakyta sąmoningai, Dievas juos vedė tuo ilgu keliu. Ir tai yra tam, kad išmokytų šitos tiesos. Ir reiškia, ten ėjo kalba ne tai, kad jie skaitė šventą raštą, nebuvo dar tuo metu tokio rašytinio teksto. Dievo žodis, kuris juos išlaikė, buvo tas klusnumas ir atsidavimas Dievo vedimui. Ir iš esmės jis yra atrandamas tik tada, kai tos duonos nėra. Reiškia, tai, kas įvyksta bado metais, yra unikalu. Yra kaip tie sąrėmio skausmai, tam tikra dieviška pedagogika, kuri paruošia brolius susitaikymui, atgailai, o Juozapą susijungimui su jais. Kitaip tariant, nėra taip, kad Dievas labai mėgsta žiūrėti, kaip žmonės kankinasi ir dėl to jiems leidžia tą kančią patirti, bet jinai nėra beprasmės, net jeigu jos ir neišeina įžvelgti. Aišku, tų kančių yra įvairiopų, ne tik tai iš tokių, kokios čia yra, ten karo baisumai ir visa kita, atrodytų, kodėl Dievas leidžia šitos dalykus. Ir tada jau ta blogio problema dalinama į 2 dalis. Ten yra emocinė ir tada yra loginė. Loginė su loginė problemos tenais nėra, nes Dievas turėt gali savo priežasčių, kodėl jisai leidžia tam tikrus dalykus vykti, nors jam jie ir nepatinka, nes viskas vyksta arba Dievo valia, arba jo leidimu, bet emocinė problema lieka. Ir negali čia dabar pradėti logiškai aiškinti tam žmogui, kuris patiria tą skausmą, kad čia viskas, žinok, yra tvarkoj, yra prasminga ir taip toliau, tai gali kažkiek galbūt padėti, bet atrodo tas atsakymas, bent jau krikščioniškas, yra, kad Jėzus netitolsta nuo to skausmo, jis pats įeina į tą... Jo, būtent, kad Juozapas irgi kenčia bado metus. Jisai ne tai, kad gyvena rūmuose atskirai, jisai lygiai taip pat pereina per bado metus ir Juozapas, nors neturi jokios priežasties kentėti, jis nieko blogo nepadarė. Ir vis tiek jisai savanoriškai tai pasirinka tam, kad padėtų broliams. Juozapo, galima pasakyti, aukojimas jis yra, kad jis dirba nuosekliai, kantriai, duoda užuominas, įsiunčia juos paimti Benjamino, vedamas regėjimo ar nesapnų. Ir vėliau mes matysim, kai jau ateina Benjaminas, jis vėl viską sudėlios tą išbandymo sceną, bet bus išbandymas geram. Panašiai kaip ir pačiai pradžiai, 3 skyriui Dievas sako, nuo visų medžių valgysi, nuo vieno ne, tai buvo išbandymas. Tas išbandymas turėjo išmokyti kai kur žmonės, bet jie neišlaiko išbandymo. Juozapas vėl bando savo brolius, panašiai kaip Dievas, labai dideli panašumai, bet jis juos ruošia. Ir galima pasakyti, kad priveda jos prie atgailos ir jie Judas pasiaukoja.
Adomas nepasiaukojo už Ievą, o Judas pasiaukojo už Benjaminą. Miela žiūrovė, klausytojų, labai atsiprašau, kad pertraukiu, bet svarbus dalykas. Jeigu tau patinka, ką daro apologetika.lt, taip pat ir šis įrašas, tai paspausk, kad mėgsti, užsiprenumeruok kanalą, pakomentuok, netgi pasidalink ir nueik į apologetika.lt /parama ir išreišk savo paramą apologetika.lt veiklai. Ačiū tau. 21 eilutėje parašyta taip. Vargas mums, esame baudžiami už savo brolį, matėme jo širdies skausmą, kai jis maldavo mus, tačiau nenorėjome klausytis, todėl šis skausmas mus ir užgriuvo. Toks atrodytų iš pirmo žvilgsnio kaip ir karminis toksai požiūris, kad žiūrėk, mes darėm blogą, dabar blogis mus pasivijo. Ir Naujajame testamente irgi skaitome Evangelijose tą patį tokį panašiai ištarą, žiūrėk, kas čia nusidėjo, jis ar jo tėvai, kad jisai yra aklas. Ir tada Jėzus sako, ne jis, nei jo tėvai nenusidėjo, bet yra taip, todėl, kad jame apsireikštų Dievo galybė. Tai čia norisi man pagvildenti truputį tą tokią sampratą kančios, kuri yra užtarnauta, pelnyta, galbūt ne užtarnauta, bet kažkokia kaip gauni kažką, ką patiri kaip blogą, kur gal galiausiai ir turi gerų kažkokių pasiekmių, bet patiri kaip blogą, dėl to, kad tu sumaištavai arba padarai kažką tokio negero. Bet atrodytų, kad krikščioniškai pasaulėžiūrai čia nesibaigia, viskas nėra taip, kad viskas, kas jeigu tu blogą patiri, reiškia, tu pats užsitarnavai, arba užsitarnavo kažkas už tave ir dabar tave tas pasivijo. Bet kenčia ir tie, kurie neužsitarnavo to blogo, kad pasaulis yra ženkliai sudėtingesnis ir Dievas leidžia kentėti ir kitiems, atrodytų. Ir tai viena vertus kaip ir sprendžia tą tokią problemą, iš kurios karminiai ciklai negali išsilaisvinti už tai, kad kiekvienas žmogus, kuris kažką patiria blogo, reiškia, jis pats yra to nusipelnęs, jam gal net ir padėti nereikia. Dėl to, kad jis turi išsivalyti tą savo karminį uodegą. Bet pasaulis yra ženkliai sudėtingesnis ir tas viena vertus kaip ir sprendžia tą problemą, kad ne visą laiką esi kaltas pats už tai, ką tu patiri. Kita vertus viskas atsitinka dar, o tai ką man reikia daryti, kad aš nepatirčiau tada šitos kančios ir blogio. Tai duoto atveju klausti savęs visada gal tinkamas dalykas, nes broliai iš principo pasirodo puikiai, buvo tarytum pamiršę, bet šitoj situacijai, kadangi buvo daug užuominų į tą buvusį įvykį, jie prisimena ne šiaip kažką blogo, labai blogo, ką yra padarę. Ir vienas iš dalykų, tai gali būti dieviška pedagogika tave, kad žmogus prisimintų, ką jis yra padaręs. Veiksmai negali likti be padarinių. Niekada negalima žiūrėti iš kitos pusės, kad jeigu kažkas blogo atsitiko, tai reiškia tai dėl to, kad žmogus nusikalto. Ne, taip mes nemastom. Biblija mums duoda labai daug pavyzdžių. Pats Juozapas kenčia, nieko blogo nepadaręs. Jobas kenčia, Kristus kenčia. Tai priešingai, ta kančia yra prasminga, nes jinai tokia kančia, teisėjo kančia, jinai yra labiausiai brangi, nes tai yra brangi auka Dievui. Bet Juozapas kenčia, kad padėtų broliams. Jis kenčia dėl savo brolių, ar ne? Yra, kad juos atstatytų ir su jais dirbtų dieviškoj pedagogikoj. Išlietai 2 metai užtruko, ar ne? Jo vaidinimas buvo reikalingas, užuominos, stresinės padėtis. Kiek dar Juozapas išdėstų momentų, mes matysim sekančiam skyriuje. Pavyzdžiui, jisai padarys balių ir Juozapui pridės didesnė kiekį ir žiūrės, kaip kiti reaguoja ir staiga pamatys, kad broliai juokiasi, o ne pavydi. Ir tai irgi buvo testas, jie žiūrėjo, kaip jie žiūri savo jaunėlį. Tačiau tie mažiukai testai, jie vis stiprėjo, kol galų gale buvo galutinis testas, Judas paaukojo save už Benjaminą. Juozapo pedagogika, kad jisai paruošė per mažiukus testus, per mažiukų testų išlaikymą, brolius galutiniam testų išlaikymui ir jų susitaikymui. Dievas lygiai taip pat Abromą bandė mažiukais testais, kol galų gale privedė prie didžiojo testo. Dieviška pedagogika yra mus mokyti ir čia mes turim suprasti, kad dykumos buvimas, mes kaip žmonės galim aišku paaiškinti, kodėl, nes mes kaip žmonija, Adomo asmenyje sumaištavome, ar ne? Ir to užtektų, kad mes paaiškintume, kodėl iš principo gyvenam dykumoj. Bet Dievas mums skiria dykumą tam, kad joje su mumis susitiktų. Neseniai kalbėjai, Laurinai, tema apie Joną Krikštytoją, kuris yra balsas, šaukiančio balsas dykumoje. Dievas susitinka su žmogumi dykumoje, ne sode, kuriame yra apstu,
o toj dykvietėj, kur absoliučiai tavo egzistencinis yra išgyvenimo riba ir ten tu gali, patirti savo tą tvarapumą ar nesvarumą. Ten tu supranti, kad duonos neturi ir jeigu žmogus gyvas ne vieną duoną, tai yra dabar kaip tik tas momentas, kaip tai gali įsitikinti. Ir vis tik paaiškėja, kad kai kurie dalykai yra išmokstami tik dykumoje. Visos populiariausios, ne visos, bet dauguma populiarių dainų apie meilę yra tai, kad supranti, ką turėjai tik tada, kai praradai. Ir kažkas tokio panašaus, kad kai turi kažką tokio gero ir tą santykį tau, jis atrodo kaip kasdienis. Jo, gal praradimo momentas, bet būna, pavyzdžiui, kiti sako, perėjo ten kovas, karą ir staiga ten būna kovos broliai, ar ne? Kodėl? Nes jie buvo, jų gyvybės vienas nuo kito priklausė. Ir va tas toks egzistencinis kritiškas momentas gyvenimo labai sujungia žmonės. Ir tokiu būdu žiūrint, mes matom, kad badmetis broliams išėjo į naudą, nes jie sugebėjo po truputį pereiti prie atgailos ir netgi pasiaukojimo. Aišku, krizinės situacijos labiausiai patikriname, galim patys to įsitikinti kasdieniam gyvenime, kaip jeigu viskas yra gerai, kaip yra, atrodo gerai ir paprasta, ir kai yra kažkas ne taip, tada kas atsitinka ir bažnyčiose, ir versluose, ir šeimose, ir taip toliau. Bet gali išeiti visą tai ir gerą. Ir dar klausimas, kodėl Juozapas apgaudinėjo, apsimeta kitu, ar ne, tas slėpimasis. Bet ar jam reikėjo apsimesti kažko kitu, jei taip nežino, kad jis yra tas... Net tai duotų atveju jis galėjo pasisakyti, kas yra, jis nepasisako. Ne tiek, kad apsimeta, jis tiesiog neatskleidžia savo tapatybės. Tai tas pats yra. Jeigu tu neatskleidi savo tapatybės, tai tu nepasisakaisi, kas esi, tu slėpiesi. Jo, tai duotų atveju tas klausimas ir Dievo slėpimos yra, ar ne, kad Dievas slepiasi tam tikrų būdų nuo mūsų. Mes kartais norim, kad jis būtų aiškiai mums pažįstamas, ar ne, ir Dievas, sakykime, viena vertus yra su žmonėmis nenutolęs, jis labai intymus, artimas mums, bet kita vertus jis nėra akivaizdus. Ne? Tai tai yra galbūt tie atsakymai irgi Juozapo istorijai, kad jis gudrauja su gudriais ir norint įveikti brolių gudrumo irgi reikia gudrumo. Važiuodamas čia klausiaus tinklalaidės tokios ir Antiraitas atsakinėjo į klausimus su Michaelu Berdu ir klausimas buvo toks užduotas vienos moters. Kodėl reikėtų dėl Dievo atiduoti viską? Labai toks emocingas ir gyvenimiškas labai klausimas. Kai Jėzus sako, kad jūs ten paliksite tėvą ir motiną ir taip toliau, ir kad dabar sek paskui mane, sako, nes tėvai man viską davė, tėvai manim rūpinosi, jie buvo šalia, aš juos galiu pačiupinėti, aš dėl jų galiu numirti, dėl savo brolių, sesių ten ir tėvų ir taip toliau. O Dievas, aš esu jam dėkingas, kad jisai mane sukūrė, kad jisai palaiko pasaulį, bet aš Dievą taip nejaučiu. Jis nėra taip man šalia, jis nėra taip, kad kiekvieną dieną man ten, nežinau, kai aš sergu, ten man arbatos paduotų ar dar kažkokį tokį dalyką padaryti. Ir kaip dabar sako, reikia sujungti tą tokį, kaip man emociškai taip pat įsipareigoti Dievui, kurio aš nematau, pačiupinėti negaliu, ir paliekant tos žmonės, kurie yra šalia manęs. Žinai, tas amžina problema, kad mes kartais įsivaizduojam, kad Dievas yra kaip būtybė. Ir mes tikimės jį sutikti kaip dar šalia kitų būtybių. Yra mano tėvai, yra aplinka, ir aš kažkuria prasme suprantu, Dievo už tai dėkoju, bet Dievas yra tarytum šalia jų. Ne? Bet labai svarbu mums krikščionims suprasti, kad Dievas nėra būtybė šalia kitų būtybių, jis yra būtis, kuri grindžia mūsų buvimą. Ir tokiu atveju, jeigu aš turiu tėvus, aš turiu juos tik todėl, kad Dievas jų buvimą grindžia. Ir nėra jokio konflikto, aš neturiu pasirinkti, ar būti dėkingas Dievui arba tėvams. Ir jeigu aš būsiu dėkingas tėvams, tai apiplėšiu Dievą, jeigu būsiu dėkingas Dievui, tai apiplėšiu tėvus priešingai. Kai dėkingas esu tėvams, tuo pačiu esu dėkingas ir Dievui, kuriame jie dalyvauja. Tas gėris tėvų yra dalyvaujantis Dieve. Jis nėra arba Dievas, arba tėvai, bet tai yra tėvai Dieve. Ar ne? Tai persidengiantis dalykas. Ir jeigu mes taip mąstome, tada kaip gražus posakis yra svarbiausia dalyką laikyti svarbiausiu. Tai kai Dievas tampa, būdamas svarbiausiu, tada kiti dalykai susitvarko ir mums nereikia mažiau mylėti sutuoktinių, vaikų ar tėvų, kai mes mylim Dievą. Atvirkščiai mes pradedam juos mylėti
labiau. Viena vertus, kažkuria prasme mes sakom, mes juos paliekam ir sekam Kristų, bet kita vertus mes juos atrandame naujai Kristuje, nes jie nėra, kaip sakykim, jie dalyvauja kūrėjuje savo gėrių, ar ne? Ir tokiu atveju kartais būna toks posakis, kad kai vienas iš sutuoktinių atsiverčia, tai jo meilė kitam sutuoktiniui tik padidėja, o nesumažėja. Būna toks įtarimas, kad štai įsitraukia religinę veiklą, gal dabar mažiau dėmesio skirs šeimai. Tačiau praktika sako, kad jei žmona atsiverčia ar vyras atsiverčia, jisai kaip tik sužįsta ir meilę savo sutuoktiniui, nes tai nėra konfliktas. Jie nėra arba Kristus, arba sutuoktinis, bet aš myliu sutuoktinį, nes myliu Kristų. Ir reiškia, Kristus grindžia jo buvimą, o ne oponuoja. Nu, taip iš tikrųjų ir yra, bet yra tokių situacijų ir praktinių, žinau, ir išgyvenimų, kai tėvai nenori, kad sektum Kristumi. Ir sako, jeigu seksi Kristumi, tai tada bus, taip, tada bus blogai. Jie, kaip sakyti, negali išgyventi tos meilės, nes tai atrodo kaip atsiplėšimas nuo jų. Ir tada paaiškinti nieko nelabai toj situacijoje gali. Ir per laiką galbūt kažkaip ta situacija pasikeis, bet Antiraitis dar pabrėžė tokį momentą tikriausiai apie tai, kad užduotis ta karalystės, jinai yra skubi ir kai kurie gali būti pašaukti, sakyk, tu esi įsikibęs visokių tokių dalykų, bet seka paskui mane reikia ir tie kiti dalykai kažkaip susitvarkys ir kad tai yra, iš tikrųjų gali nemažai kainuoti tas dalykas, nors kita vertus pati ta samprata teologinė ir išeina taip, kad čia nieko tos meilės nesumažėja, kaip tik jinai padidėja. Taip. Daug teksto čia yra šitame skyriuje, bet kas man įstrigo, kad nemažai yra pasikartojimų. Visa situacija yra nupasaka mums, kaip jau kas įvyksta tame Egipte. Grįžta broliai pas tėvą Jokūbą ir jie viską vos nelygiai taip pat perpasakoja. Papirusas, brangus, nėra taip lengva, ten pergamentas, ant ko ten buvo rašyta. Kodėl tiek daug tekstų dar paskirti vėl atpasakojimui perpasakoti? Ar tik dėl to, kad mums pastiprintų tą įspūdį, nes galbūt kažkaip kitaip gali pastiprinti? Ar čia yra dar kažkokia kita prasmė, kodėl tiek daug mums yra sakoma to paties? Kai istorija atkartoja 2 kartus, jinai parodo, kad mums yra labai svarbi ir pats klausytojas mes išgirstame, kas įvyko ir kaip jie suvokia patys broliai. Čia beje dėl tų pinigų radimo yra neaiškumas. Viena vertus mes skaitom, kad jie jos atrado tik tai, kada jau grįžo pas tėvą, bet sekančiam skyriuje jie pasakos pačiam Juozapui, kad jie jos atrado kelyje, tiksliau Juozapo valdytojai. Ir dalis tyrėjų mano, kad greičiausiai jie buvo atradę jos kelyje, bet negalėjo paaiškinti to ir apsimetė, vėl suvaidino prieš tėvą, kad iš kur tie pinigai, kad jis neįtarinėtų jų, vadinkim, ir negalėjo niekaip paaiškinti. Aišku, čia tų pinigų atsiradimas ir vėliau visi įsigąsta. Kodėl? Todėl, kad ką dabar daryti? Ar juos grąžinti? Ar pasilaikyti? Kas čia vyksta? Ta prasme, akivaizdu, kad vyksta kažkas neįprasto. Dievas kažkaip tame dalyvauja ir visi yra įsigandę, kad tu nevaldai situacijos, ar ne, kad kažkas yra neįprasta. Tai čia, sakykime, tas atsikartojimas mums yra kartais svarbus, nes tu dar matai, kaip per patys broliai perpasako ir kaip jie mato, ar ne, tą situaciją. Ir čia, aišku, yra labai svarbus momentas, kad Benjamino pavadinkim, išbandymas, kuris reikalauja Benjaminą paimti. Ir mes prasidėjome nuo to, kad Jokūbas jo niekada neišleis, bet broliai turi dabar įtikinti, kad išgelbėtų vieną brolį, kitą brolį aukoti ir klausimas, ar jie, sakykim, ar jie sutiks apginti Benjaminą ar ne. Čia pagrindinė tema ir Benjaminas pasakomas yra žodžiu berniukas, ne vardu, berniukas. Taip kaip Abraomo ir Izaoko istorijoje, kuomet Abraomas aukoja Izaoką, jis vadinamas berniukas. Nors galėjo būti netoli suaugystės. Jo, galėjo, jis vadinamas tuo pačiu, tuo mylimu vaiku. Ir čia šiuo atveju yra naudojamas tas pats žodis, mums aliuzija į, kad kaip Abraomas aukoja Izaoką, Jokūbas aukoja savo mylimiausią Benjaminą. Šiuo atveju, patikė jį į labai rizikingą kelionę, apkaltintą šnipinėjimu ir panašiai, tu niekad nežinai, kaip čia bus. Tai pavojinga yra, tu gali jau jo ir neatgauti.
Čia šitoje vietoje būtų galima uždėti tokį užrašą, laukite tęsinio. Taip ir bus, kitą kartą kalbėsim apie 43 pradžios knygos skyrių, kur šita istorija tęsis. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu šiandien su mumis. Aš Laurynas Jacevičius, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Jeigu ką praleidote, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale grojaraštyje Biblijos slėpiniai, o jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt /parama ir išreikšti ten paramą visą keriopą, visapusišką tam, ką mes darom. Jeigu mėgstat šitos vaizdo įrašus, paspauskit, kad mėgstat, parašykit kokį nors komentarą su linkėjimais ar įžvalgom, ar klausimais, ar dar ko nors kitu ir pasimatysim jau kitą kartą. Iki. Iki.